egregoras, energinės švytuoklės, koks skirtumas, kaip tai pavadinsim. Tai yra energija, kuri sklinda iš mūsų ir jinai turi dvi kryptis. Visada mes turim du kelius, ar ne? Į rojų arba į pragarą, kaip sakiau. Kryžkelė visada iš dviejų kelių. Tai arba tu kuri tokią energiją, kuri eina į visatos vystymąsi, tai yra meilė, tai yra ramybė, pusiausvyrą, pilnatvė, arba tu ją spinduliuoji ir jinai eina kaip iš tobulos ląstelės organizmo vystymuisi, arba tu kuri įtampas, kurios nenaudojamos vystymuisi, o kurios tiesiog yra kaip rūgštingumo terpė, ar ne? Ir ji kaupiasi tada čia, tu ją palieki kaip šiukštas ir gyveni tame šiukšlyne. Tai yra tie, kaip vadinsi, egregorai, švytuoklės, kaip tik norite vadinti. Ir jos tiesiog yra, kaip mes jas kūrėm, mes tiesiog išskleidžiam tą energiją ir energijos tvermės dėsnis sako, energija iš niekur neatsiranda ir niekur nedingsta. Ji tiesiog tik pereina iš vieno būvio į kitą. Tai mes sukuriam atitinkamą būvį, atitinkamą vibraciją ir ji yra čia. Ir kada mes įsitempę gyvenam, mes nuolat skleidžiam ir visą laiką toks traukia tokį. Mes išleidėm energiją, jinai prie kažkur prisiblokavo, prisipliusavo. Tu pagalvoji įtemptai, aš pagalvoju įtemptai, Rita pagalvoju įtemptai. Ir visi mes tą energiją paleidom ir gavosi darinys. Ir dar kitas, tas darinys auga ir vystosi. Ir viskas. Ir kuo labiau auga ir vystosi, tuo stipriau skleidžia tos vibracijos energiją. Ir kabina ir Viktorą už minčių kažkokių, kad rūpintis kažką reikia ir dar kažką. Ir auga tiesiog. Jeigu yra trąša, visada augalas pasinaudos. Ir šaknys eis ten, kur yra trąšų. Jeigu trąšų ten nėra, tai viskas. Tai tada jis nudžiūsta. Tai jeigu maitinsimės savo būseną, šitos darinius, jie bus ir jie veiks mus. Bet jeigu mes išsilaisvinsim nuo to ir būsim ramybės vibracijoje, mūsų nekabins tos įtampos, kurios yra aplink mus. Jos yra, aš matau, bet jos manęs nejaudina visiškai. Tai va, išeiti iš to rezonanso su įtampomis, tai reiškia išsivalyti savo vidų pilnai. Išsivalom, susitvarkom ir mūsų yra pasaulis visoks. Yra karai, yra marai, yra viskas. Tai yra tos zonos, tų žmonių patirtys, jiems reikalingos. Jie dar juos kabina už to. Aš žiūriu, manęs nekabina. Natūralu. Ar tave kabina uždavinys penktoko uždavinynė? Rūpi jis tau? Ne, penktoko jis rūpi. Tau jis nerūpi. Nes tu jau tai praėjai. Tu jau išsprendėjai, tu ten paprasta, elementaru, tau neįdomu. Tai vat lygiai taip pat gyvenime visko yra. Ir pirmos klasės uždavinių, ir aukštoji matematika, visko yra. Ir tu mokaisi to, kam ateina laikas.